atvažiavo. Atvažiavo. Vis kvepia. Tai niekam pradėjo. Jūra. Šypsenėlė. Tai aš manau, kad labai negaiškime, tik tai tiek, kad dabar aš jūs palydėsiu link laivo ir papasakosiu trumpai, kas jūsų laukia šioje programoje šiandien. Taip, ir po plaukimo laivu ateisite jau savarankiškai, vat būtent šituo keliuku, kuriuo atvažiavote, matote, kur automobilį juda, ar ne? Tai čia paeisite tiesiai 300 metrų. Iš tikrųjų, tai šie metai yra jubiliejiniai metai mūsų šitam burlaivui, nes mes 2014 metais būtent tenais prie restorano ar ant tų raudonų plytelių paėmėm ir pasistatėm šitą laivą. Ir žinot, ar ne, kad tas jūrinis gyvenimas yra toks, kad kartais mūsų laivas ir negali išplaukti, tai kartais atsiprašom turistų ir sakom, negalime plaukti, bet šiandien tikrai jums pasisekė, Dreverna tikrai jūsų lauk. Launaus ateiti. Turėjau ten ateiti. Čia pilnai galima. Palaukit, fotografuoju. Oi, bliučkė. O, vadėlė. Tai aš taip plaukiau, kad čia ne. Plaukimas nusidegė laiko. O, taip. Matysim, čia viskas gerai. Oi, netenka daug. Ir dar gatvį gausi ten. Gerai?
sakė, iš Kauno transliavo lengvosios muzikos koncertą. Palikot mūsų ant to vokiečių taip. Manau, kad taip. Ką būtumėt jūs buvusis, gal taip nebūtų buvę, ne? Mes nebūtumėm Mes palikę. 23 atlikėm atsiimti jūsų. Tai ką, jau aš apie 39 šneku. Jau atlikėt. Pasiimėt, nesaugojit, nekeravojit, į 39 metus Hitleriui į nasrus atidavė. Dėsim dabar, Anasis, sakysim tokį žodį. Auksa galva, sidabro pakaušis. Aukso galva, sidabro pakaušis. Alikoj svengiuoskis, ai gorų dabata milžinakis, tokiai fainai kauniški kompanijai pamirksės. Reikės jūs pastangų, kad akis susitrauktų ir įsiplėstų. Žiai, ką reikės daryti? Zdryk su kairė, zdryk su kairė. Jo, blaksės. Lina kojas, dabar 2 kartus traukiam į vidų. Šiaudų kepalošas. Lina kojas, šiaudų kepalošas. Aukso galva, sidabro pakaušis. Aukso galva, sidabro pakaušis. Lina kojas, šiaudų kepalošas. Lina kojas, šiaudų kepalošas. Aukso galva, sidabro pakaušis. Aukso galva, sidabro pakaušis. Lina kojas, šiaudų kepalošas. Lina kojas, šiaudų kepalošas. Laimingiausias padėko, tai gražiai burkavo, ant stogo balandis, tai gražiai burkavo, bruko ir panyja, apkabina ir panyja, bruko ir panyja, apkabina ir panyja, bruko ir panyja, apkabina ir panyja, bruko ir panyja, apkabina ir panyja. Laukieš kartai. Dabar galite ant vienos kojos biškį pastovėti. O, dėk pajūti. Ne taip. Tai dabar būkit, stovėkit, rodykitės. Ir svarbiausia iš savo lėstų neiškrėskite. O mes gėda. Ščiorkis, tai gražus paukštis. Ščiorkis, tai gražus paukštis. Lėkčiau, kad galėčiau tokius sparnus, kad turėčiau. Lėkčiau, kad galėčiau tokius sparnus, kad turėčiau kaiščiurkis. Lėkčiau, kad galėčiau tokius sparnus, kad turėčiau kaiščiurkis. Vozne, gera maišyk. Duokanai. Nu gera davėm kart pamaišom. Vozne. Nu dabar gera įskūr. Vozne. Maišyk. Nu gera maišyk. Nu į paskutinį kart pamaišom, dabar kam nori tai įsidėkit. Svarbiausia, kad gerą gaspadin. Nu jau dabar gali pasmedžiuoti ant savo žodį, nepasmedžiuoja. Dar tikiau mus moturė šneka. Nu, dumbla, traukitės. Dar tikiau mus moturė šneka. Dar tikiau mus moturė šneka. Dar tikiau mus moturė šneka. Nu, gera. Nu, kam dumbla. Na gerai jums ir. Atsisuk, tai mūsų pus pamatys savo antrą krantą. Dabar žiūrėkite, visi turi savo antrą krantą. A visi? Ačiū.
didelio vėjo, didelių vandenų, šių porų, tai yra žvejų krašto. Mano vardas yra Lina ir aš šiandien jūs papasakosiu, kur jūs randatės ir kokia yra ta, Drevernos istorija. Norėsite mėgautis gamtoje ir girdėsite ir dažniausiai tai buvo moteris. Raganos. Nelaiką buvo kažkas kaltas. Netgi jeigu kaimyno lydėdavo sėkmė ir jis pagaudavo žuvies, jis stengdavosi atsikirpti mažą gabalėlį tinklo ir prisisiūti prie savojo. Pasakojo seni žvejai, kad reikėdavo tą gyvatę įkišti į šautuvo vamzdį, iššauti, surinkti skutelius, užpilti vandeniu. Ir šitas vanduo buvo, gyvačių vanduo buvo pardavinėjamas vaistinėse ir vaistininkai pasidarydavo iš to nemažus pinigus. Tai va, Lina jums turbūt papasakojo apie žvejų amatą, kaip žvejai gaudydavo žuvis, ką jie darydavo, ką žvejai, ką žvejytės darydavo, ką žvejų vaikai darydavo. Žmogus yra mąstanti būtybė, sugalvoja, kad galima saugoti gamtą ir žuvis tiesiog auginti. Mūsų žuvytės, kurias mes auginom, rinkomės ilgą laiką, yra lašišinė žuvis, kadangi lašišiniai žuviai daug omegos 3 ir daug vitaminų ir mėgsta žmonės tiesiog raudoną žuvį, tai mes išsirinkom ją iš daug rūšių ir išsirinkom būtent kanadinę rūšį. Kodėl šarvis, o ne lašiša? Todėl, kad lašiša gyvena ciklą jūroj ir upėse. Neršia upėse, mailiukai užauga upėse ir išeina maitintis į jūrą. Šarvis yra sociali žuvis. Jie mėgsta būriuose, o kaip matote, niekur jų nėra po vieną. Jie mėgsta būriuose, būriuose gyvena, būriuose neršia. Jokie maži pasirodė, tokie dideli, tie tokie šaukūs yra. Šitą nedideliais. Parodo auginimo zoną. Aš jau galvoju, kad Tokius ir pardavimai yra. Paglausiu, galėsiu pabandyti. Čia labai didelios.
štukės, vakar 800 su viršų pagavom, šiandien 11 paukščių. Šiandien, ką žinau, šiandien kokius 6 paukščius pagavom. 81 pro Kauną važiavau, aš iš Molėtų čia atvažiavau. Tai va, man tada, kai pradėjau Ventės rage dirbti, buvo 18 metų. O, tai palauk, žiedoju nuo 8 klasės, tai pažiūrėjau, kad 47 metus žiedoju paukščius. Ir kaip galvojat, kiek iš savo rankom paukščioko jūs sužydavęs esu? Jau keletą tūkstančių. Taip, šiemet 7 tūkstančius turiu. O, kaip spėjai. Taip, keletą. O per 47 metus. Nu, tai ne visi gal matė. Aha, nematė. 7 dabar. Mums reikia matyti šį.